Čia toks mūsų šiandieninis Klementinos derlius. Vienas maišelis ir antras. Čia pati Klementina. Pas mane kopečios mažas. Nepasiekiu. Tai teko palikti viršūnėlę. Labai skanus vaisiai. Kažkas tarpinis tarp apelsinų ir mandarinų. Tai mes čia nežinom, čia Klementina, ne Klementina. Vaisiai tai iš pirmo žvilgsnio lygtais kaip mandarinai, bet dydis čia toks tarpinis, gan didelį. Mes vadinam Klementina, nes saldi. Tai mes čia turim mandariną kitą, kuris beveik buvo sulaukėjęs. Tada pabiškė atsigavo. Turim labai keistą apelsiną, kuris sergantis. Nežinom, kas čia vyksta, mažai vaisių. Gal kitais metais bus. Čia mes turim armiją persimono. Čia persimonas, čia persimonas, čia persimonas, čia persimonas. Pasirodo, persimonai turi berniukus ir mergaitės. Man atrodo, mes čia turim berniuką. Nežinau, kodėl jis nulūžusiam šakom. Dideli medžiai. Čia apelsinas. To turim mes labai keistą. Panašu, kad tikrai apelsinai neperneša šalčio. Kad turim problemą. Nušalę lapeliai. Ir labai daug. Tai dėl to aš tikrai tikiuosi, kad mūsų citrinmedžiai, kuriuos mes pasodom 3. Antai vienas. Čia jis. O kitas va ten. Čia dar vienas persimonas. Tai toks labai keistas, nugenėtas labai žiauriai. Čia kitas apelsinas. O čia Lydija daro daržą. Sodina bulves šernam. Tai čia ateis šernai ir išknis mūsų visus daržus. Būsim be bulvių. Čia mes turim persimoną. Didelis medis. Beje, ten irgi persimonas. Salė šviečia. Su persimoniukais. Ten kaba. Kaip ant eglutės. Mes turim pasodinę greipfurtą. Greipfurtas lygtais geriau atsilaikė prieš šalnas. Matysim, kaip bus. Tai mes čia turim, aš tėčiai minėjau, mes čia turim mažą baseiniuką, kuris dabar šiukšliam apėjęs. Ir kas atsitiko, jis panašu buvo išmūrytas plytom ir aptinkuotas. Nes ten tai matau plytas. Rožė iškėlė, matys šaknim, išstumė sieną. Kraštai kaip ir lygtais išlikę, tas kraštas turim tai skylių. Šitas kraštas gerai. Ir ten kažkas išvertė sieną.